Pažiūrėkite į šią gražuolę. Tai yra trešnė. Čia įskiepytos kelios veislės. Kiekviena pagrindinė šaka yra atskira veislė. Kuom yra gerai perskiepyti, kad nes tada trešnės geriau apsidulkina. Viena veislė apdulkina kitą. Žydi praktiškai vienu metu, o jau noksta skirtingai. Viena šaka prinoko anksčiau, kita po to kita prinoksta ir dar po to kita ir dar. Ir taip mes galime prailginti tą derėjimą ir viskas ant vieno medžio. Ir čia, tarp kitko, norėjau parodyti ir formavimą. Žiūrėkit, kas yra svarbu. Yra svarbu tai, kad kol jaunas medelis dar ir jaunas, jam reikia vis dėlto eliminuoti, nukirpti viršūnę. Ir kada mes nukerpam viršūnę, mes stimuliuojam augimą stambių šakų į šonas ir tada dauguma šakų yra derančių žemai ir mes tada lengvai galime pasiekti derlių. Kada pas mus suformuotas toks vainikas ir tokios stambios šakos, tai mes galime, tai aš galiu į šitą medį lengvai užlipti ir pasiekti ir aukščiau uogas. Dar vienas svarbus dalykas, tai yra šakų su kamienu suaugimo kampas. Jis geriausia, kada jis būna 90 laipsnių. Tiesus kampas, 90 laipsnių. Nes kada būna aštrus, čia gali atsirasti lygų ir taip toliau medis gali susirgti. Čia kaip tik jūs matote blogą pavyzdį, ta trešnė nebuvo visiškai formuota ir buvo palikti du kamienai, kurie augo ir sudaro labai aštrų kampą šioje vietoje, matot. Ir tada atsiranda čia lygos, netgi ir grybai auga šioje vietoje, matote. Ir šis medis jau nežinau kiek, bet jau labai ilgai neišgyvens. O kada šakos suauga 90 laipsnių, tada viskas atrodo gražiai, labai patogu laipėti ir medis suformuotas labai gražiai ir teisingai. Kadangi prieinu prie šio medžio praktiškai kasmet, išskyrus praeitus metus. Praeitais metais nepriejau prie šio medžio, todėl truputį viršutinės šakos jau truputį pabėgo ir man reikės padaryti kelis dabar pjūvius tam, kad vis dėlto sustabdyti augimą į viršų, kad mums būtų lengviau pasiekti derlių. Ir yra dar viena tokia genėjimo taisyklė, čia liečia ne tik trešnių, bet ir kitų vaismedžių, kad vis dėlto geriau, kada jūs padarytumėt kelis stambius pjūvius, negu labai daug smulkių. Arba kitaip tariant, pašalinkite kelias stambesnės šakas, negu šalinti daug smulkių šakelių. Arba kitaip galime perfrazuoti. Padarykite kuo mažiau pjūvių. Kuo mažiau jūs darote pjūvių, tuo mažesnė tikimybė, kad medis kažkuo susirgs. Ir šį kartą aš padarysiu, nežinau, gal 4-5 pjūvius, žiūrėkit. Taip, ir žiūrėkit, ką mes dabar pjausime, bandysiu tai parodyti, reikia apeiti medį aplinkui, apsižvalgyti ir jau sprendimą iš apačios priimti, kur mes ką dabar pjausim. Ir ateina mano galva, kad reikia mums pjauti šią šaką, nes jinai viršų vertikaliai praktiškai visą auga, matot? Jau bando jinai atstoti, jau kamieną kažkokį padaryti lyderį. Tai mes čia ją nupjausime šioje vietoje. Šį šaką kuo puikiausiai atstos. Nors tenai irgi pjūvį reikės padaryti. Šią šakelę paliekam, o šitą nupjaunam. Šitą visiškai gerai. Tada dar į vidų startuoja ir viršų šitą šakelę, tokia nelabai stora. Čia gal užteks tada tų pjūvių. Žiūrime, ką mes čia turime. Aha, labai aukštai auga čia šitą šakelę, tai mes ją patrumpinsim čia. Ta, kuri per vidurį auga, ją išpjausime, šitos paliekam. Čia šitai šakai padarysime čia pjūvį. Sumažinsim. Pilnai nepjausime, bet sumažinsim aukštį. Štai čia padarysime pjūvį. Ir šita, kuri auga į viršų, neminėjau apie ją. Arba jau minėjau, bet padarysime pjūvį čia. Ir dabar prie darbo. Čia dabar darysime stambiausias pjūvį.
Taip. Aha, mes kalbėjom apie šitą šakelę, kuri auga labai stipriai ir į viršų vertikaliai. Taip. Žiūrime, kur mes dar nusimatėme. Kur mes dar numatėme, kad reikia. Štai čia. Šitą vertikaliai augančią šakelę. Aš šalinau. Pjūvį padarykim čia. Kadangi pjūvių darome nedaug, tai iš karto kiekvieną pjūvį mes galime sau leisti užtepti. Sodo tepalas Bulb Flaster. Kuo puikiausiai šiam darbui tinka, kadangi trešnes pjauti pavasarį galbūt ne pats geriausias laikas, tačiau, nes yra užkritimo per žievę rizika didesnė pavasarį, tačiau jeigu mes apdorosime štai šio sodo tepalo, kuris savo sudėtyje turi natūralias dervas ir svarbiausia, kad spiritą, kuris iš karto dezinfekuoja žaizdą, tai mes galime būti ramus, nes šį medį visada taip apdorojau, visada pjaunam pavasarį anksti ir jokių susirgimų čia dabar nematau. Gerai, einame toliau, tenai mes numatėme, kad pjūvį padarysim. Taip, dabar šį vietą ir aš jums sakiau, kad padarysiu pjūvį čia, tačiau padarysiu truputį žemiau ir paliksiu šią šakelę. Užlipsiu ir viršų ir viską pamatysit. Tai matot, palikau šią šakelę, jinai augs. Į šoną vertikalę pašalinau. Iš karto užtepam. Apeiname medį, jau tam tikrą rezultatą matom, kur jau. Ir dabar žiūrėkite, ką aš pamačiau iš šios perspektyvos, iš šios vietos. Aš pamačiau, kad man rodos, kad man teks išpjauti šią šaką visiškai, padaryti pjūvį čia. Čia standa šaka. Kodėl? Nes jinai kartuojasi su šia šaka. Arba tada mums reikia išpjauti čia. Tačiau čia gaila, kad jeigu mes išpjausime čia, tai mes turime čia skiepą. Matau, čia įskiepyta kita veislė. Todėl ne, mes šitą centrinę šaką paliekam. O čia tiesiog užauga iš šios šakos, kuri buvo paskiepyta čia tiesiog į kamieną. Todėl mes šią šaką galime pašalinti visiškai, nes žiūrėkit, jinai auga gan aukštai, į pirmos vaisinės šakelės ant jos atsiranda labai aukštai. Pirmos vaisinės šakelės labai aukštai. Matot, ir mums šios šakos praktiškai neverta laikyti. Arba žiūrėkit, kad gal. Mes čia vis dėlto padarom pjūvį, nes šį šakelę gali atstoti ir užimti jos vietą ir šią erdvę labai puikiai. Ok, gerai, jo. Teisingiausias sprendimas bus padaryti pjūvį čia. Taip ir padarom. Taip. Šią šaką paliekam, čia viską išpjaunam. Padarome pjūvį šioje vietoje. Žiūrime dabar, ką turime. Matyt, kad reikia čia pjūvį nedidelį padaryti. Taip ir padarom. Ir liko mums
mums liko vat šios 3 šakos, matot, kad aukštai auga ir todėl mes jas tiesiog patrupinsime. Čia šioje vietoje ir čia šioje vietoje. Ir žiūrėsim, kas bus. Ir dabar žiūrėkite, kokia čia turime situaciją. Situaciją turime ta, kad čia buvo padarytas pjūvis. Pjūvis buvo padarytas tai čia anksčiau. Tada paliktas kelmelis, po to jau pašalintas kelmelis. Ir tada viskas pradeda augti į šonas, tačiau ši šaka vis dėlto jinai vis tiek startavo į viršų, matot. Tai mums reikia ją pašalinti visiškai tikriausiai. Arba variantas, kad galime pašalinti šioje vietoje, palikti šitą, bet nematau prasmės, kadangi čia vat gražiai auga ši šaka, o čia gražiai auga, matot. Todėl šią šaką mes šalinam visiškai. Ir dabar atminkite, kad kitais metais tada mes jau pašalinsim kelmelį šitą visiškai. Kame yra prasme palikti tuos kelmelius? Prasme yra tame, kad jeigu mes padarytume pjūvį dabar tiesiog čia, tai tada čia medis pradėtų verkti, leisti sakus, o kada eina sakai, tai tada ši vieta užauga daug lėčiau ir blogiau ir tada gali atsirasti ir užtvatas. Ir dabar užtepsime sotų tepalu. Tarp kitko, tos kelmelius galite pašalinti ne kitais metais pavasarį, o vasarą. Žiūrėkit, vasarą buvo pašalintas tas kelmelis ir čia jau pradeda užsitraukti žaizdą, čia jau auga. Čia matote, kad užauga ir laikui bėgant po 3-4 metų ši vieta visiškai užsitrauks. Ir matote, kad visiškai nėra jokio užkrato, viskas yra švaru ir sveika. Čia, žiūrėkit, buvo paliktas kelmelis, taip pat dabar jį pašalinsime švariai, kad būtų viskas iki čia nupjauta, užtepsime ir viskas tada po to čia viskas užsitrauks. Ir matot, kad paliktas kelmelis ir jokių sakų čia visiškai nėra, viskas yra švaru ir sveika. Dabar darysiu pjūvį štai šioje vietoje. Štai čia nupjausiai, šią šakelę paliekam. Šitą visą viršutinę, šią šaką, kuri auga vertikaliai į viršų, pašalinau. Ši plona šakelė, jinai stambės, stiprės ir labai gerai užims šią vietą, šią erdvę. Taip, ir šioje vietoje viskas. Vienintelė matau šaka, kurią mums dabar liko pašalinti, tai yra, tenai matot, auga į viršų. Štai jinai, kur matot, štai. Va, matot, kaip aukštai auga. Pati aukščiausia liko, tai mes čia, žinokit, kad visiškai nuo pagrindo čia ir nupjausime. Nes čia šakelių yra visokių daug, kurios jie labai gerai atstos ar pakeis. Ir viskas, ir tuo darbas mūsų šiandien bus baigtas. Tarp kitko, žiūrėkit, kad mes jau čia buvome ir jau vieną pjūvį padarėm. Ir kartais būna taip, kad padarai pjūvį, eini ant žemės, nuo žemės apeini medį aplinkui ir matai, kad vis dėlto reikia pašalinti šitą. Tačiau man atrodo, kad čia bus jau šiandien paskutinis pjūvis. Kažkas sakytų, kad čia vertikaliai auga irgi reikia išpjauti, tačiau žinokit, kad nepersistengkit. Visko iškart pjauti nereikia. Ir taip mes medienos pašalinom nemažai, per daug nereikia. Nepersistengkit. Geriau jau kitais metais, taip jinai tenai į viršų startuos, paaugs, tenai ant jos tegul lygs porą tenai uogyčių paukščiams, kitais metais pašalinsim. Nepersistengkit. Dabar užtepsime. Kada užtepat žaizdą,
stenkitės uždažyti visą žaizdą, visą pjūvį ir galite pusę centimetro uždažyti, užėti ir ant žievės. Truputį daugiau dėl garantijos. Viskas, puiku. Kągi ir dabar skaičiuojam, kiekgi mes padarėm pjūvių. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pjūviai. Tik 9 pjūviai ir žiūrėkit, koks rezultatas. Ne 29, ne 39 pjūviai. Aš nepjauviau smulkių šakučių, tik stambias šakas. Kažkas pasakys, reikėjo ten kažką trumpinti, nereikia. Jeigu šaka auga į šoną, jos trumpinti nereikia. Patrumpinti visada galėsim, jeigu tam bus poreikis. Dabar to poreikio nėra. Ir čia šis medis yra jums pavyzdys, kaip jūs galite formuoti. Prisiminkite taisyklę numeris 1. Nupjaukite viršūnę, stimuliuokite viską augti į šonas. Stimuliuoti augti į šonas, tai yra antra taisyklė. Stimuliuokite visas šakas augti į šonas. Jeigu kažkas auga labai į viršų, arba šalinant visiškai, arba nukreipiat augti tą šaką į šoną. Dar viena taisyklė, kad darykite mažiau pjūvių, darykite geriau, pašalinkite geriau 5, 10, bet ne 50. Netrumpinkite beleką. Čia yra ne karpimas, čia yra genėjimas. Dar vienas patarimas, kad prieikite prie medžių geriau kasmet, negu kas 2 metus ir tuo labiau blogai yra, kada prieiname kas 3 metus. Arba atvažiuoju pas klientą į sodą, o tenai prie medžio nieks nebuvo prieėjęs netgi 5 metus arba aplamai pasodino ir ne vieną kartą per 20 metų neprieėjo. Tada jau kažką pataisyti būna labai sunku. Prieikite geriau kasmet, galima netgi ir 2 kartus per metus, bet užtenka kasmet. Pjaudami palikite nedidelius kelmelius, tuos kelmelius galite pašalinti arba vasarą po derliaus nuėmimo, arba kitą pavasarį. Visus pjūvius būtinai užtepkite sodo tepalu ir būtinai naudokite kokybiškus įrankius. Šį kartą aš panaudojau nuostabų itališką pjūklą. Falket įmonės, labai lengvas, patikimas, pjauna tikrai šauniai, jūs viską matėt. Sėkmės sodininkaujant.